operator. Va, taigi, sveiki atvykę į mūsų pokalbių šou, nelaikykite klausimų kišenėje. Dar daugiau žmonių nei buvo praeitą kartą, reiškia praeitą kartą patiko. Aš labai tikiuosi, ne? Galit padaryti aplodismentų, prašau. Yeah! Nuostabu. Praeitą kartą mes kalbėjome apie santykius, šį kartą kalbėsim apie savirefleksiją. Tam pasikvietėme nuostabę mūsų viešnę, kuri yra psichologija terapeutė. Ir ji, manau, mums papasakos apie dalykus, kai mes susidurėme su savo nevaldymo emocijų, stresu, pykčiu, nerimu. Ir norėčiau jums pristatyti ir sutikti gausiais aplodismentais Vitaliją Navickę. Labas, mieloji. Labas, labai malonu. Labai malonu tave irgi matyti. Labai faina, kad atvažiavai pas mus. Mes kalbėjom šiandien dar ryte, kaip tik su Vitalija, kalbėjom apie mūsų stilius. Aš sakiau, kad aš toks rokavas truputėlį mėgstu būti. Vitalija sakė, kad buvo kažkada gotė. Ir aš visai norėčiau pakalbėti apie tavo tą laikmetį. Čia spėjau buvo paauglystė. Koks maždaug laikas? Maždaug nuo 15 metų. Iki? Iki vis dabar. Dar išlenda, taip. Nes turiu pasidariusi vadinamą rankovę, ar ne, tatuiruotę ant rankos didžiulę. Mačiau. Tai vienur, tai kitur auskariukus įsiveriu. Dabar džiaugiuosi, kad yra mada nosį turėti auskarą, tai aš tarsi tokia normalesnė tampu, bet ir galiu turėti tą savo gotiško vaibelio, bet turiu nemažai veide randukų, tokių skilučių nuo auskariukų, kuriuos slapta įsivėriau nuo mamos. Ateinu ir sakau, va, žiūrėk mama. Žiūrėk mama, ką turiu su adata, aišku, ne? Kur mirka į spiritą. Šiaip ir tada pati nesivėriau. Džiaugiuosi, kad eidavau pas specialistus, kuriuos, žinoma, apgaudavau, kad mama sutinka, kad viskas čia gerai, bet bent jau būdavo sterilioje aplinkoje. Bet esu keletą žmonių dūrusi pati su kateteriu į lūpą auskarą ir ten buvo tokia žudynių vieta. Man žinai, kas čia įdomu? Man įdomu, kas dėjosi tuo metu, kai, sakai, nuo 15 metų, ne, tapai jau ta gotė, juoda visa buvo žinoma, ne, juodas stilius, juoda apranga. Man įdomu, kodėl? Kas tau pasidarė? Siejant su šiandienos tema, nuo neapykantos savo iki draugystės, tai tikrai asmeniškai perėjau šitą kelią. Kažkaip daug dalykų prasidėjo nuo to, kad dėja vaikystėje netekau tėčio, jisai mirė nuo kraujo vėžio. Ir buvau aš artimiausia su tėčiu iš visų žmonių, aš esu į jį ir panašiausia, ir į tą giminės pusę panašiausia. Tai man tikrai buvo sunku paauglystėje, dėl to prasidėjo ir valgymo sutrikimai, ir depresija, ir turėjau daug perfekcionizmo ir manau, ta gotiška pusė man leido pabūti legaliau su savo negatyviom vidiniais demonais tam tikrais? Nevadinčiau demonais, jau dabar suprantu, kad legalu yra jausti ir liūdėsi, ir pykti, ir panašiai, bet patikdavo ta tranki muzika, ta tokia skaudi, patikdavo ta bendruomenė, jinai būdavo labai tokia artima ir aš tenai jaučiausi kaip turėdama tarsi antrą šeimą. Tai man labai daug padėjo išgyventi, nes ta visa kompanija nevengdavo kalbėti sudėtingesniem temam, nes tikrai būdavo daug jaunuolių iš tokių šeimų, kurios patiria sunkumų, tai jie neapsimetinėdavo, kad viskas pūkuota, kad viskas labai gražu ir aš jausdavau, kad galiu būti ir išklausyta ir man labai patikdavo jų istorijų tikrų klausyti. Tai tas ir atsitiko, kad kažkaip artima sielai tuo metu buvo gotiškoji pusė. Aš kaip suprantu, ta gotiškoji pusė tau iš esmės galima pavadinti kaip hobiu, tokiu, kuris tave išlaisvindavo pačią?
Taip, man jie padėjo išgyventi sudėtingiausius laikotarpius. Tai kažkuria prasme gal ir gyvybę išgelbėjo. Net nebejoju. Nuo depresijos turėjo tikrai kažkaip suvaldyti šitą tam tikrų atveju. O kaip su pačia emocija turiu omeny, vis tiek, jeigu mirė ir tėvas, ten nežinau kokia tavo buvo šeimos visa praeitis, su mama gerai sutarai? Mano mama gydytoja psichiatrė, jau truputėlį šiandien irgi kalbėjom apie tai, kad esu iš Viekšnos, tai mano mama gydytoja, aš iš Viekšnos gyvenau, augau tarp psichiatrinės ligoninės ir žydų kapinių. Tai sakau, nelabai išeina užaugti normaliam žmogui. Ir tais laikais, ten sovietmečiu, ar ne, būdavo paskirimai ir mama gavo paskirimą iš Viekšną butą, kažkaip vadinosi gydytojų namų, nes buvo pastatyta šalia psichiatrinės, būtent gydytojam ir visam tam personalui, kad galėtų gyventi šalia psichiatrinės ligoninės. Tai aš augau tarp gydytojų psichiatrų, visi kaimynai buvo gydytojai psichiatrai. Na ir... Čia kaip Marijampolė yra Mantinga? Visi tenai dirba. Visi keliauja į Mantingą, tai yra Viekšno į psichiatrinę ligoninę. Mes tik apie Žiegždrius girdėjom Alytuje. Manau, daug kas sutiks, kad Alytus labiau apie Žiegždrius, nes sako, neriek čia, nes būsi išvežtas į Žiegždrius. Pasirodo, pas jūs yra dar Viekšnoje, ne? Taip, tai vakarų Lietuvoje yra būtent Viekšna, kad jeigu rėksi ten išvežti, tai būdavo gėda pasakyti kitose miestuose, miesteliuose, kad esi iš Viekšnos, nes klausdavo, kaip jūs ten išleidžia už tvoros, taigi ten yra visur vėlinė tvora ir jūs negalite niekur išeiti, nu ir mus laikydavo tarsi tokiais nekokiais. Toks konclageris skamba, atrodo, būtumėt visi uždaryti prie tos vietos. Na, žmonės turėjo tokį įsivaizdavimą. Tai bėda kame, kad taip tėtis jau amžinatelsi ir kitas dalykas, kad mama kaip gydytoja labai daug dirbdavo, labai daug persidirbdavo ir daug būdavo budėjimų ir mes visi tokie vaikai gydytojai buvom biškuti žvėriukai. Nu, laukiniai. Kaip mama sakytų, laukiniai. Bet taip ir buvo, ta prasme, mes tenai iki šiol ir su visom kaimynais, jeigu pabendraujam, pas mus kas trečias žodis keiksmažodis, ten tikrai kaip kokia, nežinau, kaip mafija kažkokia būdavo, mes labai anksti pradėjom vartoti alkoholį, nes kaime... High five. Nu, čia high five, bet čia nieko gero, kaip sakant. Nu, ne, mes nerekomenduom, nereikia nei savo vaikams skaityti, kad nuo, kiek, 14 kažkurių pirmas bokalas. Nu taip, tai vad bėda, nes nebūdavo ką ten veikti, visi mes tokie kaip žvėriukai, kaip sakant, ir neturėdavom būdų, kaip savo padėti. Tai, nu, tuo metu ir tas internetas nelabai egzistavo, tai tikrai nežinodavom, ką su savimi daryti ir teko pereiti daug tokio... pavojingo labai kelio. Taip, nes iš esmės tai yra dvi pusės. Yra tie, kurie, pavyzdžiui, tampa psichologais, taip. Aš girdėjau, kad tu 2 magistrus esi pasibaigus. Taip. Kaip? Nu, aš turiu visą laiką ir turėjau pomėgį medicinai, žmogaus biologijai ir kai baigiau bakalauro psichologijos, man buvo labai įdomu įlysti į žmogaus smegenis, kas tenai darosi, kas su mūsų kūnais darosi, kaip vaistai veikia, kaip būtent specifiniai sutrikimai veikia ir panašiai. Ir aš jaučiau, kad aš be šito negalėsiu, kaip sakant, išgyventi ir aš stojau neurobiologijos magistrą, bet Lietuvoje negali dirbti psichologu, jeigu neturi psichologijos magistro. Tai aš įstojau ir psichologijos magistrą, tai 2 dieniniai magistrai, sakau, ryte važiuoju vienas paskaitas, vakariai kitas, dvigubos sesijos, 2 baigiamieji darbai ir po to man buvo totalus perdegimas, kur aš 2 metus tiesiog nuo ryto iki vakaro jausdavos visiškai išsekusi, nuvargusi ir nelabai net galėjau psichologijos pusę tuo metu pasižiūrėti. Aš net nebejoju, nes vien tik tai paskaitos namai, viskas, daugiau nieko nematydavai. Valgydavai bent jau, turėdavai progą pavalgyti, nes manau, kad irgi sudėtingas dalykas. Paskutinis pusmetis buvo nei valgymas, nei miegojimas. Tai kaip tavo psichologinė būsena tuo metu buvo, man labai įdomu. Nes kas mūsų gyvybės šaltiniai vis tiek yra vanduo, maistas, miegas, disciplina kai kam. Kaip tu išgyvenai tuos 2 metus? Tai
Čia labai daug kas susideda, iš tiesų ir tas ir perfekcionizmas, ir dideli lūkesčiai. Aš tuo metu irgi nelabai supratau, ką darau su savim. Turėjau irgi polinkį to negatyvaus pokalbio su savim. Na ir tikrai save droždavau iki galo ir tiesiog reikėjo padaryti ir viskas, ar ne? Nu, koks skirtumas, kaip tu jautiesi. Tai dabar yra kitaip, gyvenime kitaip. Aš su savimi jau draugiškai kalbuosi, draugiškai bendrauju, suprantu, kad galima ir sustoti, ir pailsėti, ir gauti ten neigiamą balą ir panašiai. Ir nuo to pasaulis nesugrius, žinoma, bet tas pokalbis su savim, prašnekai apie pokalbį su savim, neturėjai tikrai daug laiko pakalbėti su savim, būtent tų 2 metų laikotarpį, ne? Nu, neturėjau visai. Laiko savo absoliučiai. Ir nesugriuvai. Dabar jau tu, manau, matai iš kitos perspektyvos viską, ne? Į tą sunkų laikotarpį spėjus su šypsena dabar žiūri. Ar nelabai? Nu, aš sakau, niekada gyvenime daugiau neįčiau per tokį dalyką. Kam vienu metu studijuoti 2 dalykus? Nu kam? Ką aš bandžiau įrodyti? Man tavo 2 magistrai, kai išgirdau, galvoju, kokiu būdu, kam tau to reikia. Aš pasibaigiau bakalaurą ir viskas, numečiau, skau, nafik. Išeikit iš manęs, aš nenoriu jūsų matyti. Gavau diplomą, nežinau, kuris šiuo metu yra, tikiuosi mano dėstytojai nematys šito. Aš labai jūsų atsiprašau, kad aš buvau tas, kuris nelabai mėgdavo mokytis, bet ačiū, kad mane praleidot. Bet čia yra, wow, tavo atvejis yra kažkas neįtikėtino. Man bent jau. Nu, supranti, aš dėkinga, nežinau, ir atsitiktinumam, ir savo pasirinkimam, kad aš atsidūriau ten, kur aš turiu atsidurti. Ir pavyzdžiui, tai, ką aš dirbu, tai, ką aš studijavau, tai yra tai, kas man patinka. Ir aš kiekvieną dieną eidavau į paskaitas, vis sužinodavau kažko naujo, man būdavo labai faina. Aš nekenčiu atsiskaitinėti, tas man nepatinka, bet man mokytis, nu, čia yra kaip kitiem hobis, nežinau, megzt, tai man patinka vis kažką mokytis. Na ir labai pasisekė, kad šita visuomenė vertina tuos diplomus. Gali būti, kad atsidūrė laiku ir vietoj? Labai taip. Labai? Taip, ir spėjau su tuo psichologijos iškilimo traukiniu, nes kai aš stojau psichologiją, tai man pirštu, va taip rodydavo, ką tu savo galvoji, kodėl tu ten eini, kokia nesąmonė, o dabar jau skaitosi kartais ir prestižinė profesija ir labai daug kas stoja ir universitetai nespėja pavežti krūvio su studentų kiekį. Ir daug kas eina dabar į terapijas. Taip pačiai ir tu turi, manau, begalę klientų, manau, užbukintas visas sąsiuvinis pas tave, ne? Ir ar ta terapija, jinai gali pagelbėti be savo pačio pastangų? Nes daug kas galvoja, kad ateisiu pas psichologą, jisai dabar man papasakos ir aš išeisiu, kai man faina. Jaučiu, kad ne. Ne. Kokios, pavyzdžiui, dažniausios problemos, kai ateina pas tave klientai, su kokiom dažniausiai jie susiduria problemom? Ne veltui aš siūliau šitą temą, kurią šiandien, na, ir turim renginį, ar ne? Taip. Neapykanta savo, savivertė, nes čia tiesiog aš nelabai sutikau žmonių savo kabinete, kurie neturėtų sunkumo su tuo. Ir čia irgi sėdi mano keletas kolegijos, irgi linksi, nes, na, taip jau yra. Tai, na, savivertė... Gerai, paliečiam savivertę. Savivertė. Tai savivertė dažniausiai būna tas down, ne? Kur ateina žmogus ir sako, aš nieko nesugebu, aš nieko negaliu, man viskas blogai, aš noriu, kad tu mane pakeltum į viršų, ne? Ką tu jam iš pradžių sakai? Koks tavo pirmas sakinys? Ar tai priklauso nuo problemos? Tikrai yra labai skirtinga, skirtingi žmonės, skirtingi klausimai. Gerai, aš tau duosiu pavyzdį tada. Tarkim, esu kūrėjas. Tarkim, muzikos, ne? Ir aš ateinu ir tau sakau, man mėnesis po mėnesio eina pusmetis, kaip aš nieko nesugebu, aš labai noriu, bet aš nieko nesugebu, atrodo, aš nieko negaliu, nors turėjau ir talentą, ten buvau mokykloje ir ten didžėjus, ar buvau dainininkas, ar kažkas. Bet atsirado toks momentas, kai aš nebegaliu nieko padaryti, atrodo. Ką
ką man tada? Kaip man elgtis? Ar man toliau save stumt ties tuo, ar man tiesiog užbaigti ir viskas, aš daugiau nieko nebenoriu ir einu ieškoti kitos krypties? Tai psichologas nepasakys užbaigti ar eit, dėl to, kad čia būtų patarinėjimas. Tai apie dėl ko ir klausiu. Reikštų, kad nuvertinu klientą, galvodama, kad jisai pats negeba priimti sprendimą už savo gyvenimą, todėl psichologai šiaip patarimų neduoda. Nebent tai yra, kaip pasakyti, pavyzdžiui, pasiūlymas daryti savirefleksiją, dienoraštį, pavyzdžiui, rašyk dienoraštį, tai irgi gautųsi kaip patarimas, bet tai neliestų sprendimų priėmimų už gyvenimą, nes atsakingas pats asmuo ir jisai turi viduj atsakymus ir jis viską žino, kaip sakant, tik tai jam reikia padėti atrasti, kurioje vietoje įvyko ten strigimas, su kuo tai susiję ir, pavyzdžiui, šito atveju, kur tu pasakoji, tai aš, aišku, tiksinčiausi ir klausčiau, koks buvo tas momentas, kad pradėjo viskas važiuoti žemyn, kas ten buvo ir eičiau tada gilyn. Ar dažnai susiduri su tuo, kad, pavyzdžiui, iš profesinės pusės, kad ir šiuo atveju, kad įvyko, tarkim, šeimoje tragedija, ir po to žmogui pradėjo nesisekti visiškai, kad jisai užsidarė savyje ir nebegali netgi socialinio gyvenimo gyventi. Yra buvę tokių atvejų? Tai žinoma yra. Ir manau, kad begalė. Gal dabar pastebiu, kad mažėja tokių atvejų, dėl to, kad žmonės vis daugiau įgyja kokybiškų žinių, vis daugiau atsiranda net ir knygų ir lietuvių kalba, ir apie, pavyzdžiui, gedėjimą, ir apie stresą, ir apie įveikos būdus, ir mokyklose jau pradeda kalbėti apie tai, todėl mažėja tokių labai į save nukreiptų kažkaip neigiamų atvejų, bet tikrai pasitaiko, kai žmogus, kaip sakant, nustoja gyvenęs ir tenka jam labai padėti. Tai. O kiek yra tos praeities traumos aktualios šiuo ypač laikotarpiu? Tarkim, su tėvais nėra ryšio, ar tu nerandi bendros kalbos, ar aplinkos neturi su draugais, ar kažko, tai labai tai aktualu šiais laikais? Aktualu, įvairios problemos aktualu ir šitos, kurias įvardyja taip pat. Šiek tiek skiriasi darbo kryptis, pavyzdžiui, su žmogum, kuris ateitų su tokiam trauminiam patirtim, priklausomai nuo to, kokią kryptį pasirinkė specialistas. Psichoterapijos studijų krypčių, kaip ir pačių psichologijos studijų, yra nemažai, yra ir egzistencinė, ir kognityvinė elgesio terapija ir panašiai. Aš esu tokia pagrindė vadinamos psichodinaminės psichoterapijos atstovė, kur teigiama, kad visa gyvenimo patirtis, kiekviena nugyventa diena yra svarbi tam, kaip mes jaučiame šiandien. Bet tai nereiškia, kad jeigu turėjom prastą ryšį su tėvais ar neturėjom, ar patyrėm didžiulės kitas trauminės patirtis, kad tai mus apibūdins, kad tai prasme mes kažko tais negalime siekti ir negalime būti laimingi ateityje. Tikrai ne, tik tai svarbu irgi, kiek tie dalykai yra perdirbami, iškalbami, suprantami, o ne kažkur tais nukišami, užgniaužiami. Tai, kaip sakant, tikrai yra visiems galimybė, keliauti pirmyn ir turėti sėkmingą gyvenimą, net ir jeigu labai nesisekė. Kiek, man už tai įdomu, kiek yra svarbu turėti su savim laiko? Bent kiekvieną dieną po valandą. Tai yra stiprus aspektas, taip? Tai būtinas. Tai yra būtinas. Daug kas per savo tą rush, kaip sako angliškai, per tą skubėjimą neturi tam laiko. Ar... Vat ką reiškia per tą skubėjimą neturim laiko? Nes mes bėgam dabar visą laiką, bėgam, mums reikia daryti tą.
priimkim atsakomybę už savo pasirinkimus. Mes padarom patys, tai priimam sprendimus, kad, na, yra dalykai, kai tenka bėgti. Ir suprantu, pavyzdžiui, anksčiau, kai sakydavo, turiu vaiką, mažą vaiką, iš tikrųjų nerandu laiko ir aš galvoju, nu jo, tikrai neįmanoma rasti. Bet aš dabar pati, kaip turiu dukrytę, aš suprantu, kad tiesiog kyla daug kaltės jausmo, jeigu pasakysi, man dabar reikia valandos laiko savo, ar ten nuimsi kažkokius projektus, ar ten dar ką nors, nes kad nebėgtum akis išdegęs visur, su tuo, ta prasme, ateina daug neigiamų tų tokių kartais emocijų ir jeigu mes su jom nežinom, kaip išbūti, yra sunkumas, tai tada mes bandom daryti dalykus, kad jų nejaus, bet taip save pamirštam. Tai aš čia sakyčiau, mes vis tiek patys labiau renkamės, nei esam kažkokie įkaitai įvykių. Mes labiau patys kalti dėl to. Nes dažniausiai atsakingi, bet mėgstam kaltinti aplinką. Visada. Nes tai lengviau. Tai lengviausia, nes niekada atsakomybės į save nenori prisimti. Negalėčiau sakyti, kad niekada nenori atsakomybės į save prisimti. Tai priklauso nuo skirtingų žmonių, kai kurie kaip tik viską tiek prisiema savo, kad jie dėl visko kalti ir viskas nutinka, nes jie blogai padarė. Tai vieni labiau tai, kas vyko išorėje ir už ką atsakingi kiti, priskirs savo. Gali būti atvirkščiai, o iš tiesų realybė tokia, kad kažkas priklauso nuo mūsų, kažkas priklauso nuo išorinių dalykų. Tai individualu labai, kiekvieno skirtingas gyvenimas. Tai... Kiekvieno skirtingas gyvenimas, na ir, kaip pasakyti, čia vėlgi apie tą vidinį dialogą ir neapykantą savo, ir jeigu žmogus labiau toksai depresiškas, nebūtinai turintis depresiją, bet, sakykime, kuris linkęs prisijimti klaidas už visų gyvenimus savo, tai kaltinimas savęs irgi yra dalis bandymo kontroliuoti pasaulį. Dėl to, kad mes kitų kaip ir negalim suvaldyti, sukontroliuoti, kaip ir negalim pakeisti. Kartais savęs netgi. Tai tame ir esmė. O mes dažnai būnam nukreipę žvilgsnį, kaip, nežinau, čia kaip, pavyzdžiui, moteris dažnai bando pakeisti vyrus, ne? O iš tiesų nes aš noriu to išsvajotojo princo. Tai ką reiškia, kam reikia tų svajonių princų, ar ne? Gal galim būti visi žmogiški ir su savo žmogiškom dalim, kurie esam ir su klaidom, ir su kliurkais. Bet tai yra mūsų susigalvojimas kažkoks tai ateities dalykas, arba aš noriu tokio, nors tas žmogus toks nėra, bet aš jį noriu tokį padaryti ir aš žinau, kad aš galiu, bet jeigu tu iš jo pabandysi tai padaryti, jis taps nebe savim ir tada turėsi problemą. Ir aš manau labai didelę, ne? Aš dar čia turiu, klausimų pasirašęs. Gerai, aš dar noriu pasakyti, kad po to mes turėsim klausimų iš žiūrinčių, iš stebinčių. Su kolegė Monika, kurios yra projektas Išjausk, galima išjausk.lt pasižiūrėti, ten yra visokių fainų dalykų ir yra mūsų kurtos relaksacijos. Tai yra mokslų grįstos praktikos padėti savo ir kaip dėmesį labiau valdyti ir nuraminti savo kūną, psichiką. Tai bus 3 žmonėm, kurie sugalvos, įdomiausius, smagiausius, keiščiausius, žiauriausius klausimus, dovanų kuponai, būtent tom relaksacijom. Žudykit. Tai tai čia... Labai norėjau kažką tais duoti atgal ir jums, atėjusiam paklausyti, nes aš tai labai jaučiuosi dėkinga už šitą galimybę ir man labai gera visus matyti. Tai čia bus dovanėlė kažkada. Mačiau, kad galima QR kodą, ar ne, kažkaip ten? Kažką ten, galima. Nežinau, organizatoriai kažką tai ten daro, aš irgi nežinau. Mes rėmėjų dar, man atrodo, irgi neturim, valgyti sunku irgi. Nelabai ir šuniuką turiu, tai ir tam valgyti reikia, ir man nieko, iš putelių dar pagyvensim, nieko baisaus. Tai jeigu toliau kalbant, yra toks labai trumpas klausimėlis. Ką apie mus pasako negebėjimas atsiprašyti arba gebėjimas atsiprašyti? Kas tai yra per psichologinę būseną? Gebėjimas tai yra branda, gebėjimas priimti savo
pasirinkimus, savo veiksmus, gebėjimas priimti savo klaidas, o negebėjimas atsiprašyti, tai yra atsakomybės nuo savęs nustumimas, perfekcionizmas šiaip tai, va tas neigiamas. Gerai, aš tave nustumsiu tada truputį į kitą. Gerai. Gerai, nu jeigu gerai, tai gerai. Ok. Gerai. Kas yra atsiprašymas, ne? Dabar, tarkim, aš padariau klaidą kažkokią, užgavau, gal įžeidžiau žmogų ir aš atsiprašiau jo, ne? Daugam tai galbūt jo kažką tai reikštų, bet iš esmės tai nieko nepakeičia. Atsiprašymas. Ar tikrai? Nu, iš esmės taip. Vietoj, dėl ko dar noriu pratest. Vietoj... Leidi? Tu tik ką pasakysi, aš darysiu, žinok, viskas gerai. Ir, tarkim, vietoj to atsiprašymo, jeigu tu neatsiprašai, bet padarai tame sprendimą, kurį kitas žmogus pamatys anksčiau ir vėliau. Ar tai yra blogai, ar tai yra gerai? Mano tėtis sakydavo, aš jo keletą tokių pamokslų, kuriuos per tą neilgą gyvenimėlį man perdavė, tai mėgstu naudotis. Nežiūrėk, ką žmogus sako, žiūrėk, ką daro. Tai vis tiek, jeigu jisai atsiprašo, bet nieko, nu, vat, nepakeičia, ar ne? Nes dažniausiai taip ir būna, atsiprašau, bet važiuojam toliau tą pačią vagą. Taip, tai irgi atsiprašymas atsiprašymui nelygu, ar ne? Kai kurie kartais tiesiog tikrai tą žodį vartoja be gilesnės savirefleksijos, o na, tikrasis atsiprašymas tai jisai yra apie tai, kad nu, prisiemu ar ne, kad kažką ne taip padariau, atsiprašau, bet labai yra svarbu pagalvoti, o ką aš galiu daryti tada kitąsyk, bent jau pamėginti daryti kitaip, gal nesigaus. Bet tai, kad nebe... Va, nutrauks tave, tai va, apie ką ir kalbu, kad atsiprašau ir viskas. Aš nusijėmiau nuo savęs tą atsakomybę ir aš toliau galiu daryti, ką aš noriu. A ne? Nu, negali. Nu, negali. Ai, bet taip vyksta. Gali, bet tada su tuo ateina pasekmes, ar ne? Gerai, tada atsiprašau antrą kartą, ne? Vėl nieks nepasikeitė. Tai gal vietoj to atsiprašinėjimo geriau priimti sprendimus ir nedaryti to tiesiog be atsiprašymų. Tai psichologijai mes labai stengiamės neprieiti kraštutinumų. Arba. O kas nutiktų, jeigu abu dalykus būtų galima padaryti ir pasakyti nuoširdų atsiprašau ir tada pasidaryti išvadas ir kitaip elgtis, ar ne? Šiaip tai labai apie tą atsiprašau noriu pakalbėti iš tėvystės pusės. Tėvystės, motinystės, nes ką pastebėjau, kad tėvai, na vis tiek daugiau pas mane yra moterų konsultacijose, kas uždeda savo beprotiškai didžiulius standartus, labai nori būti tikrai tobulom mamom, na ir visuomenė spaudžia ir labai, na, šiais laikais paskaito tikrai tokių knygų nemažai, pasidomi savišvietą ir po to mėgina auginti vaikus labai teisingai pagal vadovėlinės tiesas, kad nukreipiant visą dėmesį žvilgsnį į tą vaiką. Ir nutinka taip, kad vis tiek mama ir tėtis yra žmonės. Ir mes klystam, ir padarom nesąmonių, ir psichologų vaikai eina pas psichologus. Tai nėra tobulų žmonių. Ir jeigu mes leidžiam savo būti žmonėm ir klystam, ir, pavyzdžiui, užrėkiam ant vaiko, nesakysiu, gal aš irgi kartais taip darau, nors negalima, ar ne? Negalima, tai negražu, tai smurtas net tai gaunasi. Irgi gerulė, žinai, tai riekaloja viską. Bet kas nutinka, jeigu aš savo atleidžiu, kad esu žmogus, aš tada galiu atsiprašyti ir savo vaiko. Aš sakau, atsiprašau, aš neturėjau taip elgtis, aš nesusivaldžiau, aš turiu kitas į kažkaip kitaip padaryti, pagalvoti, sakau, einam, apsikabinam, nes mama suklydo. O kas yra linkę į tą perfekcionizmą, klaidų baimę ir neleidimą savo klysti ir suklysta, tai taip išsigąsta ir bando padaryti taip, kad ignoruoja šitą. Tai net neatsiprašo, pradeda, pavyzdžiui, ten tylėjimą, ignoruoja, kad tas iš viso buvo. Uždaro kambarį, tu pats susitvarkyk su savim. Nu taip nutinka. Bet taip nutinka, todėl yra taip. Labai svarbu savo leis būti žmogiškam ir priimti. Aš klystu. Aš esu tiesiog... Visi mes klystam. Taip, bet žinok, aš galiu pasakyti pati, kad kol savo leidau ir atleidau už tai,
kad aš esu žmogus, kuris klysta, tai praėjo nemažai laiko ir nemažai studijų. Kaip sakau, gal man tiek tų studijų reikėjo, nes man nedaėjo. Man va tas dar įdomus savitvardos klausimas. Tas pats emocinis stabilumas, savitvardos. Jo, kažką vaikas padarė blogo, taip? Ir tu tada, tu čia taip ir anai, paik į savo kambarį, sėdėk dabar pusę dienos, kad ten neišeitum ir kep prie kompo, nu ir kažką tai daryk. O įmanoma išvengti viso to, kažkaip susidirbti su savimi, taip, kad nereikėtų to rėkimo. Aš gal pakalbėsiu bendrai, ne tik apie situacijas, kai turim vaikų ir nesusivaldom, ar ne? Čia ne tik vaikai, čia apskritai ir suaugę. Mes nesitvardom ir prie suaugusių, čia mes tik dideli vaikai. Puikiai suprantu. Tai tikrai įmanoma sumažinti tų tokių emocinių protrukių, kaip sakant, nesusivaldymų. Tai kas padeda? Gilinimasis į save, į psichologiją, žinojimas, kaip pavadinti tai, ką jaučiu viduj, yra labai svarbu įvardinti, kokia tai yra emocija. Ir būna tas emocijų ratas, emocijų žodinėlis, tikrai yra kur kas daugiau nei gerai, blogai, nes čia yra net ne emocijos. Emocijų vardyjimas jau padeda sumažinti vidinės įtampos, mūsų smegenis, kaip sakant, būna tada labiau patenkintos ir ramios, kad daėjo tą mano šeimininkui, kas tenai vyksta, nes emocijos yra labai svarbus signalai apie tai, kas egzistuoja, vyksta mūsų išorėje ir viduje. Ir dėl to yra labai svarbu tą signalą sugaudyti ir jį pavadinti. Kitas dalykas yra vėlgi leisti savo jausti įvairias emocijas, nes mes esame linkę neigiamas kažkur tais vėlgi užignoruoti, nuspausti. Ir nebūtinai. Nebūtinai, bet būtent jeigu mes neleidžiam savo jausti pykčio, nes kai kurie kartais, ne psichikos sveikatos specialistai, bet kai kurie sako, negalima pykti, jis čia negera emocija, iš viso to negali būti, tai mes tada spaudžiam tą pyktį ir jisai dažniausiai ir pasireiškia nesusivaldymu, jeigu mes nepriimam, kad aš pykstu. Galima tą pyktį nukreipti į ne žmogaus linkmę, o nukreipti, tarkim, į savo fizinę veiklą. Galima nukreipti ją į kitą pusę. Tu supykai tuo metu, bet tarkim, gerai, viskas, varau dabar į džymą. Galima... Atkočioju, grįžtu namo, sveiki, čia ir vėl aš. Čia vadinama sublimacija, ta tokia agresyvę energiją, panaudoju ne tai, kad eičiau ir kitiem daužyčiau galvas, bet einu, pavyzdžiui, kasti bulvių arba einu netgi bokso čempionu tapti. Taip, čia yra nuostabus dalykas. Taip. Ei, kažką geriau nuveiksi, realiai per savo pyktį tu gali nuveikti kažką gero. Absoliučiai. Bet ir šiaip pykti yra gerai. Ta prasme, mes dažnai įsivaizduojam, kad jeigu pykstam, jeigu žmogus pyksta, tai reiškia, apie tai kalbėti galima tik rėkiant, tik tai pravardžiuojantis, bet galima labai žmogiškai, ramiai, brandžiai pasakyti. Man pikta, kad pavyzdžiui, neišgirdai mano ten pageidavimo, prašymą, man pikta, kad tu lietiesi prie manęs, kai aš nesuteikiu ar ne leidimo ir tai leidžia mums labai apsaugoti savo ribas, nes pyktis, jisai dažnai signalizuoja, kad kažkas tas ribas būtent perženginėja. Tai mes truputėlį turim tokių įsivaizdavimų apie pyktį, biškutį nuteisiam tą emociją. Man dar yra vienas įdomus dalykas. Mūsų smegenys veikia taip, kad mes labai mėgstam prisigalvoti dalykų, ne? Prisigalvoti problemų, prisigalvoti kažkokių įvykių, kurių net nėra. Tiesiog pagal mūsų gyvenimo tėkmę mes susigalvojam, kad dabar va taip bus. Ir mes tai iššaukiam kaip problemą. Ar galima suvaldyti būtent šitą mūsų smegenų veiklą, kad mes neprisigalvotumėm į priekį savo problemų, kurių net nėra ir sąmoningai suprast, kad viskas gerai, nusiramink, tau nereikia savęs spausti į kažkokį kampą, kurio net nėra. Įmanoma tą suvaldyti? Dalinai įmanoma. Kaip per dieną mūsų galvose gimsta šimtai tūkstančių minčių. Vienos yra geros, protingos, išmintingos, kitos yra, aš taip kartais sakau, kaip bezdalai. Tiesiog
atsiranda kaip Man įgarsint ar ne? Nu va. Kažkas tokio? Kažkas tokio. Tai kiekvieną mintį ten gaudyti ir žiūrėti, ten ieškoti išminties tikrai nebūtina, nes kartais būna žmonėm, kad kodėl aš apie tai pagalvojau, tai reiškia, tai yra tiesa, bet mintis nelygų teisybė ir realybė, ar ne, kartais reikia pamėginti padėti savo atskirti, kur čia yra va ta realybė, o kur yra kažkoks va tas. Ir mes turim tokius dalykus, va, kognityvinės elgesio terapijos specialistai labiau mėgsta sakyti kaip automatinės mintis arba mąstymo klaidos, kurios vat, būtent parodo, kad mes kartais tikrai į priekį tam tikrus dalykus vat, pabandom numatyti, kur mesgi net nežinom, kokia bus ateitis, mes bandom spėti iš vieno mažo dalyko, nuspėti, kas bus ten į ateitį. Labai toksai galvojimas į priekį gali rodyti padidėjusi nerimą ar net nerimo sutrikimus, kai yra bandoma, nu vėlgi, į priekį užbėgti ir suvaldyti gyvenimą, kaip ten kas gali būti ir ten 100 scenarijų, ar ne, kad tarsi būčiau pasiruošęs, kas ten gali nutikti. Ir tai yra tokia, nu kaip tokia savisauga ir galima tikrai įvairių... Nes mes daug scenarijų dar susigalvojam įvairių... Tai taip, tai aš irgi galvau, kad čia jau žmonės pabėgs, aš čia ateisiu, pakalbėsiu, po 5 minučių bus dingę, žinau, kad vat, kolegės vienoje yra iš Alytaus. Jo, jie dar išlaikėm. Dar išlaikėm. Tai tikrai buvo tokių minčių, tai dėka to, kad na, aš jau esu kuris laikas ar ne psichologijos pasaulyje, tai aš jau žinau, ką daryti. Tikrai ir kalbėjausi ir su kolegėm, ir su draugais, ir pasakau savo įvairius tuos scenarius, kas yra labai faina, kad mane supa tokie žmonės, kurie kažkaip man vėlgi moka atgražinti dalykus, moka mane irgi padėti apraminti. Šiandien spausdinu va tuos dovanų kuponus, tai netgi žmogus, kuris ten viską maketavo, sako, tik nepamiršk kvėpuoti. Sakau, ačiū. Jo, šiandien atsisėdo Vitalija ir taip prieš pat pokalbį, sakau, einu aš dar, sakau, parūkyti. Nu gerai, ir taip jau tik keltis ir jinai taip atsisėdo, užsimerkė. Sako, aš pakvėpuosiu, sakau, ką tu čia darai? Aš kvėpuoju. Nu gerai, kvėpuok tada. Gerai, viskas tvarkoja su tim. Ok, grįžtu, žiūriu, dar jinai kvėpuoja. Vis dar tokį įkvėpį. Nu, bet ne apie tai. Gerai. Bet šitą aš esu dar irgi baigusi mindfulness, taip vadinama, tą dėmesingo įsisąmoninimo studijas. Esu labai daug mokslinio tyrimo metu dirbusi psichologijos laboratorijai ir teko labai daug prisiliesti prie meditacijų ir relaksacijų, dėl to jas ir rašėm. Ir tikrai aš prieš įvairius atsiskaitimus, prieš kalbėjimą ant scenos visuomet skiriu minutėlę. Auditorinį turiu omeny kalbėjimą prieš? Jo, prieš padarau, todėl kad labai smagiai nuramina nervų sistemą, nes normalu yra jaudintis. Čia dar irgi kitas dalykas. Normalu. Eiktų, negali būti. Nu, tai tu, matai, aš jau net neprakaituoju, aš iškvėpavau. Ne, tai pudros kiekis kitas. Ne, nu pudros kiekis. Aš kvėpavau, bet panašu mane truputį kitaip veikia. Tai va, tai pagal atliktas apklausas žmonės daugiau bijo viešojo kalbėjimo nei mirties. Tai yra normalu bijoti. Aš šiaip girdėjau šitą dalyką. Girdėjai? Aš esu girdėjęs šitą dalyką, kad kai kurie žmonės tikrai sakė, kad jeigu man reikėtų viešai ateiti ant scenos, kalbėti, aš sako, geriau save pasikaščiau po žemę ir vietoj to, kad aš eičiau prieš auditoriją. Čia pasirodo yra labai stiprus psichologinis dalykas. Taip, labai stiprus psichologinis dalykas ir mūsų kūnas visą tai jaučia ir reaguoja dėl to, kad neįmanoma atskirti mūsų psichikos ir kūno. Dėl to tas pakvėpavimas, ar ne, yra gudrus reikalas, ramus kvėpavimas, diafragminis, nes jisai nuramina fiziškai, ar ne, kūną, tai pavyzdžiui, nustoja taip greit plakt širdis ir tada mūsų emocijos seka irgi iš paskos, nes kai rami nervų sistema ir tada yra lengviau, kaip pasakyti, gražinti dėmesį čia ir dabar ir mintis susidėlioti, bet taip pat svarbu atsiminti, kad kaip ir visų emocijų nereikėtų bijoti neigiamų, taip ir baimės, kaip sako, nu nebijosiu, tai galėsiu kažką daryti. Jokių būdų
Normalu yra bijoti ir ypač jeigu einama kalbėti prieš žmonės, tik tai ta baimė, jeigu mes mokam su jie susidraugauti, jinai padeda, kad mes kalbėtumėm adekvačiau. Jeigu aš nebijočiau, žinokit, aš čia jau būčiau 30 000 kartų susikeikus, nes aš dėja keikūnė esu. Nu, Švėkšną rajoną laikė, ne? Laikėm, labai laikėm. Ir kuo puikiausiai. Gerai, Chebrytė, ties šitų rajonų pabaigsim pirmą dalį. Nepabėkit. Nepabėkit, geri. Einam tik parūkyt, pamyšti ir grįžtam. Ir mes matot, kad turim telekose QR kodą. Mūsų Vitalija atsivežė dovanų ir 3 geriausiems klausimams įteiksime po dovanėlę. Tai nepabėkit, užduokit klausimą ir sustiksim antroje dalyje. Valio! Valio, jei! Ir sveiki sugrįžę. Ar visi parūkėt, pamyžot? Visi laimingi? Ei! Yeah! Oho, kiek klausimų. Wow. Žinok, turėsi su kuo padirbėti, čia panašu. Tai gerai, tai reiškia, žmonės klausė ir kilo kažkokiu ar ne abejonių, noriu pasigilinti, noriu gal paprieštarauti, smagu. Į diskusiją kažkokią tai. Nu gerai. Pas mus žiūriu rytelis, yra toks vienas, kur labai jau iš čia, labai jau pridėliojo visko. Na gerai, pradedam nuo pirmo. Tai rytelis tavęs klausia. Ne vakarėlis, bet rytelis. Kaip kovoti su intravertiškumu? Small talk, paprastas pasakymas, imk ir daryk, skamba paprastai, galite duoti patarimų. Tu kablelius gali sudėti nors kartą? Girdėjau jau. Palauk, žinau, kaip kovoti su intravertiškumu. Manegis, aš jau supratau, žinok, supratai? Bet gal tau reikia. Man atrodo, aš tau duosiu skaityti tiesiog, tau bus paprasčiau. Ne, kartu, man patinka kartu. Ir jo kitas klausimas dar plus, ar man tiesiog pradėti kvėpuoti? Kvėpuoti yra gerai, tikrai. Skatinu pradėti, nesulaikyti. Ir ne kaip ežiukui pro kitą galą, kur atsisėda ir uždūsta. Nu, žodžiu. Tai intravertiškumas. Su juo kovoti tikrai nereikia. Labai fainas dalykas yra intravertiškumas. Terapijai pas mane, kai ateina žmonės, dažnai jie gyvenime girdėję, kad yra drovus, intravertiški. Terapijoje išaiškėjo, kad oho, kokie jie ekstravertiški. Tiesiog labai buvo save nuspaudę, kaip sakant. Bet yra tikrai ir tų intravertų, kur labai džiugu, kai jie išmoksta mėgautis tuo savo intravertiškumu. Ne? Tai kaip jo mėgautis? Tarkim, jeigu tu mėgsti socialinį gyvenimą, ne? Taip. Tau tikėtina, jeigu bus intravertas, bus sudėtinga socialinėje aplinkoje jaustis gerai, taip? Dažniausiai kyla problemos, kai aplinkiniai žmonės neigiamai komentuoja. Ko tu nešneki, ko tu toks tylus, daryk taip, daryk anaip. Ir tie išoriniai balsai mum nukeliauja į mūsų vidų ir tampa taip vadinamais introjektais. Na ir mes pradedam galvoti, nu gal tikrai esam nenormalūs, kad tiek daug nešnekam, va čia aplinkui ekstravertai, va ten kalba, va jiem čia, kaip sako, ekstravertų pasaulis ir taip toliau. Ir čia, jeigu nori mėgauti socialiniu gyvenimu ar dar ko, reikia būti ekstravertu. Nereikia, labai faina būti intravertu. Jeigu visi visada kalbėtų, tai aš nežinau, kas čia dėtųsi. Reikia ir klausančių turėti. Reikia ir klausančių turėti. Ir kas būna su intravertais? Jie tyli, bet kai pasako, tai pasako labai gerai ir visi tada nutyli ir jo, teisingai. Ir dažniausiai tie žmonės būna, kad tokie kelrodžiai, kurie labai laiku ir vietoj. Emociškai ramus dar jie dažniausiai tokie būna, ne? Čia yra vėlgi toksai, kaip pasakyti, įsivaizdavimas, kad intravertai yra labai ramus. Jie išoriškai mums neatrodo labai, ekspresyvus, ar ne, ir galbūt jie labai ramus viduje. Bet iš tiesų, paklausus intravertų, jie labai išgyvena daug emocijų ir jos yra intensyvios, tik jos yra labiau, viduje išgyvenamos ir netaip lengvai pasimatomos. Tai tikrai intravertai nėra ramesni žmonės. Tikrai yra problemų su tais small talkais, vadinamais, tai yra kaip aš vis bandau angliškus... O tau pačiai sunkus small talką, ne?
man problema, kad man per daug lengva ir mane sunku sustabdyti ir panašiai. Aš irgi to girdėdavau, tai aš bandydavau save paversti intravertę, mačiau kalbėti su visais, nes aš čia šneku, čia va taip, va, čia gal tokia blevizga truputėlį atrodau, bet aš vėlgi irgi save priėmiau, nes tiek intravertai, tiek ekstravertai, ar ambivertai, ar ne, su vienais ir kitais yra viskas okei. Ir kuo mes tada, kas įdomu, kuo mes labiau save priimam, tuo ekstravertai mažiau iš nerimo perkalba per daug. O intravertai, kad iš nerimo tada mažiau save spaudžia ir nenueina į tą visišką užtilimą. Tai tas vidinis dialogas, jeigu jis yra teigiamas, aš priimu va save, kad, pavyzdžiui, esu ekstravertiška, daug kalbu, bet nenueinu į vieną kraštutinumą, o intravertas, kuris save priėmęs, irgi jisai nenueina į tą visišką tylėjimą, bet būtent apie tą small talk, ar ne, pašnekėjimą. Labai, žinau, kadangi tikrai labai sudėtingas dalykas yra intravertam, tai dėl to nenoriu nuo šito pabėgti, kad jiem kartais atrodo, nu ką čia kalbėti, kad čia niekas nėra įdomu, nelabai svarbu, tai galima pasirašyti keletą frazių, kurios šiaip universaliai tinka visiems. Ir turėti tokį aiškumą, kad jeigu ką jau labai pasimesiu, yra va ten tokie 5 klausimai, kurie visą laiką sueina. Yra vienas geras klausimas. Pagis klausia, kodėl man nesiseka gyvenime, jei pas mane visi kryžių kozeriai? Ką tu į tai atsakytum? Aš nežinau, gal čia yra kažkoks slengas. Aš manau, ne, čia nėra slengo, čia aš manau apie tavo šablonų šiuo metu. Reikia dar vieno magistro, kad man išeitų susiprasti, tai atsiprašau, nelabai pagavau. Arba dar rytelio vieno klausimo, nes tas rytelis, žinok, pridėjęs šį normaliai. Nu davai, šaunam to. Kaip dirbdama savo profesiją neparsinešate darbo į namus? Turbūt turėtų būti sunku girdėti visų problemas ir po darbo valandų tiesiog viską palikti. Galiu kalbėti apie save, tai man tikrai nesunku yra girdėti kitų problemas iš tos pusės, kad man yra be galo įdomu ir aš nelabai galėčiau kito darbo dirbti, nes girdėdama kitų problemas ir ten kartais net baisinės, sakykime, istorijas, man taip įdomu, aš visa tiesiog atsibundu. Tai būna niuansų, kad vis tiek tam tikra įtampa, kas ten nori, nenori, lieka kūne ir panašiai, bet man yra lengva atsijungti ir namo nenusinešti, dėl to, kad aš labai matydavau, kaip mano mama nusineša namo ir jinai ateidavo, sakydavo, einu į kampą, jinai ten eidavo prie savo teliko ir man nelabai būdavo galimybė su ją pabendrauti ir man labai, kažkaip, toks neigiamas atsiminimas. Tai aš labai skatinau save mokytis, kaip tą padaryti. Ir dar kitas niuansas, jeigu man išlenda, kaip sakant, duše ar einant miegoti kokią nors istoriją su klientu, tai aš savo pasakau, aš duše su klientais nesimaudau ir su jais nemiegu. Tai man kažkaip labai padeda, greitai dingsta ta istorija iš galvos. Aš nesu girdėjęs šito termino. Yra toks dalykas kaip psichologijos laboratorija? Taip. Gali apžvelgti plačiau šitą dalyką? Nes toks ir klausimas ir skamba, kas yra psichologijos laboratorija. Taip, aš truputėlį užsiminiau, kad kai dirbau prie vieno mokslinio tyrimo, tai universitete tiesiog yra psichologijos laboratorija, tai reiškia, kad joje būna atliekami moksliniai tyrimai. Psichologija susideda iš daugybės aspektų, tai vienas iš jų, bent jau ten, kur aš dirbau, yra psichofiziologija, tai yra visokie kūno matavimai, odos temperatūros, odos varžos, kvėpavimo dažnio, pulso ir panašiai, kurie susiję irgi su mūsų emocinė būsena ir buvo, pavyzdžiui, žmogus ateina, prijungiamas krūva laidukų, na ir žiūrima, jam keliamas stresas ir žiūrima, kaip kūno temperatūra netgi užkyla tada, kaip pulsas sukyla ir kaip taikant tas pačias relaksacijas, kaip tie patys rodikliai sumažėdavo. Tai laboratorija dėl to, kad būtų užtikrinama moksliniam tyrimui reikalinga tvarka, kaip sakant, kad tas pats kabinetas, aparatūra, visa kita. Tai čia paprastas dalykas, kai būtų tiesiog tyrimų laboratorija, ten, kur kraujus sema, tai čia tiesiog
Nu, su psichologija susiję tokie dalykėliai. Susiję su mūsų smegenim. Lina, tavęs dar nori paklaust, kaip reaguoti, kai mano pykčio emocijos partneris nepriima. Turiu omenyje, kad jis labai reaguoja ir nori mane nuraminti. Tuo tarpu aš noriu pabūti su savim. Čia, manau, dažna problema apskritai daugelį porų. Na, problema, ne problema, tikrai jinai dažnai pasitaikanti, tai pas mane vyras, jeigu pamato mano bent vieną ašarą, tai viską gali padaryti, kad tik neverkčiau. Ir toks kartais pasakyčiau, gal ir net pasinaudoju šituo, jeigu jau labai užknisa, kad kažkaip manęs neklauso, nes labai reikia paraminti, ar ne? Ir čia yra dalykas, kad kai kurie augdami išmoksta labai raminti vaikai, pavyzdžiui, savo tėvus, sunku išbūti su kitų emocijom, galbūt ir tėveliai pasimesdavo, jeigu kas nors ten pyksta, tu tik nepyk, tai nepyk. Ir jiem tiesiog kyla asociacija, kad pykti reikia raminti, negalima, arba, pavyzdžiui, jeigu kas nors iš pykčio duodavos nukin, tai, baisu, gal ten, kad draugė duos atgal, bet ką aš galėčiau, parekomenduoti, ar ne, tai pasikalbėti apie tai, pavalgius, ne vakare, tai yra nepervargus, išmiegojus, fainiai, kad žiūrėk, būna tokia situacija, ne, kad davai pasikalbam apie tai. Ir kas yra tau, kad sunku ar ne priimti mano pyktį, kad, pavyzdžiui, aš tai noriu pabūti su savim, pagalvoti, ten visą kitą, o tu ramini ir man nereikia raminti, ar ne, man pyktis duoda ten tokios informacijos, man viskas su to ok. Ir apie šitą dalyką ir apskritai poroj tokius konfliktus ar sudėtingas situacijas skatinčiau spręsti, kalbėti ne pačiame įkarštyje, bet pavalgę, pailsėję, kai būnam ir kai netrikdo ten telikai ir panašus dalykai, kad būtų normalus toks pokalbis, kai nervų sistema rami ir panašiai. Ar tinkamas galėtų būti dalykas, kad truputį, kaip kalbėjom prieš tai apie vaikus, kad eiti į savo kambarį, tai taip pačiai ir saugusiem eiti truputį į savo kambarius, jeigu supykstat, pabūkit pusvalandį. Gerai, 15 minučių, kiek jums reikia, kad truputį iškvėpuot visą tai ir tada sugrįžkite ir kalbėkitės. Galėtų veikti tokia sistema? Galėtų, jeigu partneris nesijaustų labai paliktas, ta prasme, kad tai būtų vėlgi iš anksto susitarta, kad žiūrėk, kai užkyla labai mum emocijos ar ne, įtampa yra šiaip skatintina kartais nueiti atsigert vandens, galbūt nueiti pakvepuoti, aš kaip sakau, ten galima pasakyti, bėgu į tualetą ten greitai, nes jeigu mes peržengiam tam tikrą įtampos slenkstį, mūsų smegenų veikla, jinai biškutį suprastėja tame, kad nebeveikia mūsų smegenų žievė. Smegenų žievė, jinai atsakinga už tai, kad mes būtume protingi, kaip sakant, kad logiškai kalbėtume, susietume dalykus. Jeigu labai daug įtampos, nueina, kaip pasakyti, tada įsijungia labiau vadinamos gilesnės smegenų struktūros, kurios labiau atsakingos už tos tokius instinktus ir mes tada labiau ten ginamės arba puolam. Todėl truputėlį save išimti fiziškai, kad ir minutėlį iš tos intensyvios situacijos yra labai naudinga, nes galim pastebėti, kaip pargrįžo mūsų mąstymas. Bet tas turėtų irgi, aišku, čia su laiku arba iš anksto pakalbėti, kad tai nėra, kad aš nueisiu ir nekalbėsiu su žmogum ir kaip ta nekalbadieniai ar tylos bausmė, bet kad būtent grįžtume iš to, kaip sakau, šviesoforo. Jeigu yra užsidegus raudona, tai nuėjimas pakvepuoti, išgert vandenuko ar ne, tai įėjimas į oranžinę ar atgal į žalią zoną, kad mes kalbamės, kiek labiau išeina būti žalioje zonoje. Pasiekėm raudoną, jau pradedam sakyti tai, ką net neturim galvoj, jau ten visi mum kvaili ir panašiai. Ir vėl iš ausų jau dūmai. Bėgam, vandenuko, į tualetą, į laukelį, dar ką nors ir vėl atgrįžtam. Esu drąsi, bet smulkmeniškus dalykus labai imu į širdį, apsikraunu ir ilgam. Kaip juos nuslopinti? Dėžutė galvoj nepaded, patark. Nereikia nuslopinti. Kam nuslopinti? Tai yra kažkokia tais žinutė. Smulkmeniškai mes kimbam prie dalykų, ar ne, juos ruminuojam galvoj, nes kartais yra mums kažkoks signalas, kurį mes turim suprasti. Tai verta
su tuo kartais tiesiog leisti savo pasėdėti, o nesakyti, nu vėl aš čia galvosiu apie tai, kam to reikia. Kitas dalykas, kad tai vėlgi yra bandymas užsitikrinti tą saugumą. Dažnai mes sėdim prie savo klaidų ar smulkmeniškumų ir juos sunkiai paleidžiam, tam, kad taip gerai išanalizuotume ir ateityje nebekartotume tų klaidų. Tai tiesiog galima pasakyti, nu gerai, supratau A, B, C, viskas man aišku. Taip pat tai gali būti esmė apie tą vadinamą ruminavimą. Aš tą žodį sakau ruminavimą. Tai jisai reiškia, kai mintis sukasi, Jėzau, tas pats per tą patį ir neina jų sustabdyti, kaip sakau, ta plokštelė, ar ne, tai ją sustabdyti. Čia irgi gali būti smegenų veiklos ypatumas, nes kiekvienas, kai mes kažką tais padarom, neuronų lygmenį pasidaro, nu, toks, kaip pasakyti, takelis, kelelis, jungtys. Ir tada smegenys tiesiog išmoksta tokiu būdu funkcionuoti. Ir čia jau yra įpročio irgi dalykas, kad reikia mokytis nutraukinėti tą plokštelės ėjimą. Tai tam yra naudinga tos pačios relaksacijos ar meditacijos, bet jas reikia kasdien atlikinėti po 5 minutės, po 10 minučių, nes tai mokina pajungti mūsų kaktinė smegenų žievė, kuri ilgainiui išmoksta, kad opa, viskas užkniso, stabdau šitą plokštelę, nes aš jau išsiaiškinau, ką aš turėjau suprasti iš tos smulkmenos, išsiaiškinau, nuo ko aš save saugau ir dabar jau judam toliau, nebereikia šito dalyko. Tai vat būtent tos visokios meditacijos, relaksacijos, jos irgi padeda stiprinti šitą įprotį. Aišku, tai gali būti ir gilesnių dalykų aspektai, asmenybiniai, įvairie patrauminiai dalykai ir panašiai. Tai čia būtų vertinga vėlgi kas? Psichologinės konsultacijos, psichoterapija, bet, na, paprastesniais tokiais dar dalykėliais pamėginau įvardinti, tai tikiuosi kažką iš to pavyks panaudoti. Kad išpiešė, ką nors iš tavęs panašu į šito monologo turėjo išpiešti tikrai. Sandra dar tavęs klausia. Ar pasirinkimai, kurie daromi iš ramybės būsenos, kaip suprantu, visada teisingesni nei tie, kuriuos skatina baimė? Tai, o gal baimė gali paskatinti labiau apgalvoti pasirinkimus? Aš iškart pats galiu paneigti. Juk. Aš tiesiog man pradėjo, žinai, eiti jau mintis, jau ką čia atsakysiu ir tu tada kažką taip ir man... Aš toks esu, žinok, ir manęs nepakeisi. Ne, šiaip rimtai diskusinis toks klausimas. Baimė, aš netikiu, kad gali gerus pasirinkimus leisti priimti. Aišku, kad gali. Gali? Baimė? Taip. Ir gali, ir kartais negali. Nu, ir paneik mane. Nu, pavyzdžiui, baimė, vairuoti girtam. Kokia čia baimė? Čia tik drąsa? Nu tai va, yra adekvatu, pavyzdžiui, bijoti girtam vairuoti, ar ne? Adekvatu bijoti eiti po balkonais, kur parašyta, kad jie trupa ir taip toliau, ar ne? Bijoti, kad mažas vaikas paliktas vienas ten prie prūdo gali nuskęsti. Tai tikrai neatsipalaidavimas čia gali mums padėti. Tačiau yra dalykų, kur tikrai iš ramybės, iš susikaupimo gali ateiti ženkliai geresni sprendimai negu iš didžiulės baimės. Vėlgi apie tą įtampos lygmenį kalbam. Šiaip tai baimė, ar tas milžiniškas, pavyzdžiui, ūminis stresas, ar ne, na, jisai skirtas apsaugoti mūsų gyvybės ir kartais mes ten visaip galim pasielgti, bet jau yra na, svarbu tuo metu save apsaugoti, ar ne, save ar kitą. Dažnai, jeigu turim sprendimus, kurie vertingi mums ilgalaikį perspektyvai, tai jau geriau kažkaip vėlgi pavalgyti, išmiegoti, pasėdėti, rytas už vakarą protingesnis, ar ne, ir leisti savo priimti tuos sprendimus. Nes jeigu bijant, aš ta prasme tikrai nebūčiau nei vieno diplomo įgyjus, nes aš tikrai bijodavau ir ten daryt. Neįmanoma tiesiog, jeigu tu bijot, neitum.
Jeigu neičiau. bijai, nedarai. Taip, Dažniausiai taip būna. Bet, kaip sakant, va vėlgi, drąsus ne tas, kuris nebijo, ar ne, bet tas, kuris bijodamas daro. Aha. Taip, tai šitas irgi yra dalykas, nes, nu, čia jau apie tai ar nekalbėjom, tai tas. Tai nėra tokio dalyko, kad, va, pavyzdžiui, vien tik iš ramybės gerai spręs, vien tik iš baimės gerai ar blogai. Psichologija ir žmogus yra labai individualus, dėl to ir, pavyzdžiui, tie patys patarimai, va, tarkim, jeigu žmogus ateina į terapiją ir jau po poros gal sesijų sako, nu tai ką man čia daryti, tai kaip minėjau, apskritai psichologai ar ne, nesako daryk vieną ar kitą, nes tai būtų nuvertinimas kliento. Reikia labai pažinti žmogų ir tą patį klientą, kad netgi tuos pačius siūlymus, ten, pavyzdžiui, daryti relaksacijas ar nedaryti, netiks kiekvienam žmogui ir netiks kiekvienai situacijai. Todėl vėlgi ir tos pačios emocijos, nei vienų neužbrėžčiau, kad tinkamos ar netinkamos padaryti sprendimus, bet net ir jeigu yra iš didelės baimės, vis tiek yra vertinga nesusivaldyti, bet apreguliuoti savo emocijas, tai vėlgi pakvepuoti, atsigerti, gal vėlgi kažkaip pabūti ir tada bandyti net ir esant dideliai baimiai priimti tada šiek tiek galimai naudingesnį sprendimą nei esant aktyviai baimiai. Tai iš esmės truputį tą baimę būtų geriau nuslopinti. Nenuslopinti, bet apreguliuoti nervų sistemą. Apreguliuoti ramybę. Apreguliuoti nervų sistemą, baimė plus ramybė. Be to, taip pat retai mes kada jaučiam vieną gryną emociją. Normalu vienu metu jausti kelias. Tai sakykime, jeigu jaučiam tik baimę, tai pamėginkim kažkaip padaryti, kad baimė plus ramybė šiek tiek būtų. Nes gali būti ir toksai. Nu gerai. Kaip tu pati tvarkaisi su savo blogom emocijom, tais juodaisiais periodais? Ir ar tau užtenka tik savęs? Ar reikia ir kolegės? Tavęs be to klausia Edita. Malonu, Edita, ačiū labai. Tai mes vėlgi kaip psichologai nesakom blogos ar geros emocijos, mes sakom teigiamos, neigiamos, tokios malonesnės ar ne, nes blogų nėra emocijų, visos geros, nes ir tas pats pyktis, liūdesys ir visos kitos, jos labai labai reikalingos, nes vėlgi, sakau, įsivaizduokim, ten kas nors numiršta iš artimos aplinkos ir mes nesugebam jausti liūdesio. Na, aš manau, kad čia tragedija būtų. Tai tiesiog čia šitoj vietoj didelė dalis žmonių tikrai būtent ir sako, vat blogos emocijos, tai čia nėra kažkas labai išskirtinai blogai pasakyta, tik tai šitą irgi norėjau įvardinti. Ką aš darau? Kadangi studijuoju psichoterapiją ir tenai mums yra privaloma asmeninė terapija, bet aš netgi, jinai būtų privaloma, neprivaloma, aš vis tiek ją lankyčiau, dėl to, kad yra tikrai naudinga. Tiesiog, kas nutinka ir ką dažnai spaudžia save psichikos sveikatos specialistai su visko sutvarkyti pačiam. O mūsų smegenų ypatumas yra, kad mūsų mentalizacija, tai gebėjimas mąstyti apie mąstymą ir panašiai, jisai sutrinka, nu ne tai, kad sutrinka, jis apsunksta, kai yra dalykai vykstantis artimoje aplinkoje. Todėl matytumėt, kaip aš su savo vyru bendrauju, konfliktuoju, tai protingiau negu paauglystėje būčiau darius, bet žinokit, irgi kartais smegenys pro ausis išteka. Ir būna, kad sako, taigi tu psichologė, aš sakau, aš negaliu mentalizuoti dabar. Tai čia yra labai vertinga nueiti pakalbėti irgi va su kolegom, ar ne, kad pasižiūrėti į tą situaciją iš dar kitos puselės, ar ne? Nu, kaip pasakyti, nes, tarkim, kirpėjai savo nukirp plaukus, va taip iš galo irgi yra sudėtinga, ar ne? Nu, ateini pas kitą kolegą. Tai einu į terapiją, kaip pasakyti, pradėjau daugiau, susibūriau aplinkui ir kolegijų, ir draugų būrelį, su kuriais galiu pabendrauti. Ir anksčiau aš būdavau linkusi vėlgi savyje viską užlaikyti, dabar jau išmokau pasidalinti ir nefainais, ir gėdingais momentais su kitais. Sunku buvo save perlaužti. Vat laužyti irgi nereikia nei laužyti, nei kažką tokio. Nu gerai, aš paėmiau vulgarų tokį žodį, nu sakykime, vulgarų, bet... Sunku buvo, sunku, baisu. Dažniausiai mes jį vartojam.
Taip, kad sakom persilaužti, bet čia vėlgi yra iš tos, biškutį neapykantos savo, kad save sulaužysiu, tai tada ir padarysiu, kur iš tiesų daugiau turėtume naudos, jeigu save skatintume, globotume, padėtume, bet nelaužytume. Čia nereikia savęs laužyti, nors kartais mums atrodo, kad tada efektyviau kažką padarysim, bet tai dažniau yra iliuzija, o ilgainiui tas mus kaip tik demotyvuoja. Tai man buvo tikrai sunku, man buvo labai baisu, aš galvojau, kad mane atstum žmonės, kad jie draugauja su manim dėl to, kad būtent aš kažkaip viską ten, kaip įsivaizdavau, gerai darau, ko nedarydavau, nes irgi esu žmogus, ar ne. Bet ilgainiui tiesiog pamačiau, kad žmonės yra žmogiški ir mes visi daliname savo baimėm ir savo kliurkais ir nesąmonėm. Ir žinokit, kai pradėjau sunkiais momentais atsiremti į draugus, į aplinkinius, tai mūsų ryšys pagilėjo ir kaip būna žmonės, kur sako, iki 30 tai ten dar randi draugų, o po 30 labai sunkiai, tai man atvirkščiai nutiko, kad aš tikrai ir randu ir tokių ištikimų draugų ir kur aš padedu jiem ir jie man padeda, bet būtent iš tos pusės, kad mes dalinamės ir savo sunkiais momentais. Gal tada, kai save išlaisvinai ir visą tai prasidėjo, ar gali būti? Kai pradėjau save priimti. Priimti tokią, kokia tu esi ir kai pradėjai gal truputį dalintis su kitais savo patirtim, manau, tada pasijutai laisvai ir laisvesnė, tikrai ne iki galo, nes ta prasme irgi mes kartais turim tokių lūkesčių, vėlgi psichologam ir mes patys kaip specialistai savo turim kartais lūkesčių, kad turim būti tobuli ir iš tos pusės, kad labai viską teisingai daryti, bet mes kaip augam patys ir normalu, kad mokysimės tam tikrų dalykų ir iki gyvenimo galo. Ir kažką tai jau aš kažkur pralaisvėjus, kažkur tai dar ne. Ir dar labai svarbu, kai kartais tikrai kreipiasi žmonės su klausimais, kaip palaikyti geresnį ryšį su kitais, kaip susirastų pačių draugų, partnerių ir panašiai. Tai kas dažniausiai nutinka, atkreipiam dėmesį į jų pačių ryšį ir santykių su savimi. Tai jeigu mes norim draugauti su kitais, tai pirmiausia reikia draugauti su savim, nes kitaip nelabai paeis. Yra dar tokia minimali teorija, kad jeigu tu pažįsti save, pažinsi ir kitus. Ir tau bus nuo to lengviau. Tada jausis, nes mes iš esmės, kaip yra ta banali frazė, kad mes kaip ir visi vienodi, bet ir skirtingi. Ne? Tai atsimuša šiek tiek į tai, kad savęs pažintis yra ir kito pažintis. Taip, ir tuo pačiu per kitą, susipažindami su kitu, taip pat ir geriau pažįstame ir save. Tai gerai, gana. Nes aš tiesiog nesu girdėjus prieš tai, ką tu ten sakai, tai aš taip galvoju. Ne, mano teorijos, nesvarbu, gal einam prie žmonių, kurie paklausė. Gerai, Airijus dar tavęs klausė. Mokymų motyvacijai pilna, spėju, kad čia visokios informacijos, bet jį veikia ribotą laiką. O norint disciplinos gyvenime, reikia tiesiog imti ir daryti. Ar visgi yra technikų ar mokymų nedisciplinuotiems žmonėms? Taip yra. Sakai iš karto. Šiaip tai labai fainas dalykas yra knyga iš pop psichologijos pusės Atominiai įpročiai. Dėl to, kad ten parodo, pasako, kaip savo padėti palengvinti įpročių formavimas. Kaip sujungti, pavyzdžiui, jeigu noriu eiti ten sportuoti ar ne, tai jau ten galima net eiti miegoti su sporto apranga, kad ryte tik tai nusiimu kaldrą ir išeinu. Tai disciplina dažnai skamba kaip savęs spaudimas ir apsunkinimas. O šiaip tai, kaip savo padėti kažką padaryti naujo, įgyvendinti, tos įpročius formuoti, sujungti su malonumu.
kuo daugiau jausi malonumo, pavyzdžiui, tą patį sportą, gražesnė apranga, fainesnė muzika, ar ne, ir jau žiūrėk kažkaip labiau susimotyvuojam. Bet fainesnė ta apranga, tai čia savęs parodymas jau toks. O koks skirtumas, jeigu veikia? Ir kas, jau parodyt, bet esmė, kad rezultatas. Taip, pavyzdžiui, ir ko ne? Bet tikrai, motyvacija, kaip ten sako, valia, šiaip tai mokslininkai tarpusavyje nesutaria, ar toks dalykas kaip valia egzistuoja ar ne. Ir vieni teigia, kad ne, ir dažnai irgi sako, jis tiesiog tinginys ar bevalis. Tai žinokit, psichikos sveikatos specialistai tokių žodžių nevartoja, mes niekada nesakom ten tinginystė ir panašiai, nes tai tikrai yra tiesiog per lengva su tokiu žodžiu nubėgti iš tos situacijos, kur yra daug ką giliau patyrinėti. Tai susimotyvuok, būk motyvuotas, čia valios tiesiog reikia, tai dažnai tikrai gali būti netgi žalingi dalykai, kurie jeigu bandom ten ieškoti tos motyvacijos, kartais tiesiog įprotis, įpročio formavimas, kaip minėjau, neuronai susijungia, kai mes padarom, pakartojam, tada sustiprėja ta jungtis ir tiesiog kuo mes daugiau kartų pakartosim, tuo tos jungtis bus stipresnės ir tuo labiau eis link automatizmo. Todėl jeigu savaitę pasportavom ir peikiam save, kad po to kitą savaitę jau nebeinam į sporto salę, tai reiškia ten bevalį ar dar kažką, ne, tiesiog tam reikia daugiau laiko, daugiau įpročio, kad tai pataptų automatizmu ir tiek. Kad savotiškas įprotis tai taptų ir... Tiesiog, kur net nori, nenori, tiesiog jau tai tampa, atsikeli jau įprasta, antradienį, ketvirtadienį, pavyzdžiui, ir eini ir viskas. Ar ten, nežinau, tvarkytis namus, tiesiog tai turėtų patapti, tuo įpročiu. Rutina. Jo. Bet daugam sunku prisiversti, nes reikia kilti iš lovos. Reikia nuo sofos nusimti taip gulant bokalą, tada reikia eiti kažką tai daryti. Tai yra sudėtinga, kai kuriems žmonėms. Tikrai sudėtinga, ypač kurie užsisėdėję, nėra paprasta. Tai nėra paprasta ir pastebėjau, kad lengviau yra keisti tokius įpročius, pavyzdžiui, naudingus ar ne sveikatai ugdyti, kai žmogus turi draugystę su savim. Jeigu jis save vadina ten bevaliu, baisiu, ten negražiu, dėl to reikia jį sportuoti, tai, sakykime, vienas iš 50 atvejų gal nueis tuo keliu, kad visgi pradės kažką tais savo sveikatai palankaus daryti. Jeigu yra draugystė su savim, tai dažniau yra lengviau sukurti tą įprotį, dėl to, kad kai mūsų smegenys nėra aktyviam strese, šiek tiek lengviau formuojasi tos neuronų jungtis ir netgi skaitosi, kad terapeutams siūloma, jeigu matosi, kad klientas sesijos metu patiria didžiulį nerimą, jį šiek tiek paslopinti, tam, kad galėtų naujos žinios lengviau išlikti žmogaus atmintyje. Tai jeigu žmogus sako, kad, aš baisiai tingiu, nenoriu, man lengviau būtų gulėti ant sofos, žiūrėti televizorių, nes, taip yra ta tiesa, bet aš žinau, kad, pavyzdžiui, sportas padeda atitolinti tam tikras ligas, ar ne, kad padeda geriau jaustis, tai aš savo kaip geriausiam draugui, norėdamas gero, save tiesiog paimsiu už rankos ir išsivesiu, o ne būtinai ten prisiversiu ir panašiai. Tai netgi, pavyzdžiui, kokį bulvekasi, ar ne, tai save versti yra ne faina, bet jeigu surinki chebrą ir sugalvoja, kad, bus visai smagus laikas, tai visai kitokia ta ir motyvacija. Tai bulvekasis, nuostabus dalykas. Labai įdomų klausimą radau. Kaip teisingai suformuluoti norą ir jį palydėti iki išsipildymo? Va tai tau. Visų pirma, leisti savo norėti. Nes tai yra pirmas žingsnis. Nes jeigu mes jau pradedam galvoti, kad aš šito noriu, svajoju ar dar ką, tai jau reiškia, kad mums ateina suvokimas, kad tai tikrai gali būti ir pasiekta. Tai norėkim, svajokim
ir galim užsirašyti ar ne tą norą, kaip teisingai, tinkamai suformuluoti. Tiesiog kuo jis aiškesnis, tuo jis ne tai, kad teisingesnis, bet tuo jį lengviau tada pasiekti. Ir tiesiog, ką aš skatinčiau, kuo aiškiau suformuluoti norą. Na ir tada, kaip jo siekti, vėlgi žmogui yra lengviau eiti ne milžiniškais laiptais, o mažom tokiom kopetėlėm, ar ne, laiptukais. Tai kuo mažesni žingsneliai, tai yra, ką aš šiandien tokio galiu padaryti, kam galiu paskirti vos 5 minutės, kad labiau priartėčiau prie to noro, tikslo ir panašiai. Ir taip tada ir įsigyvenins. Aš kaip tik buvau dar pasirašęs ir vieną klausimėlį, kad per dieną jau prasideda. Įteiksim. Toks gražus klausimas apie norą. Aha. Ir buvo tas variantas, dabar pamiršau, dar tik pasakėjai ir pamiršau. Tarkim, kiekvieną dieną, jeigu padarant nors minimalų dalyką, dėl savęs ar dėl kito, kuris būtų geras. Tarkim, kažkam padėti, arba padėti savo, arba nueiti kažkur, tau reikia į polikliniką, bet labai tingi ir nenueini, o vietoj to nueini. Ir tu savo padedi. Kiek tai yra svarbu, kad tu, kaip tu sakai, smulkus dalykai tave gali privesti prie laimės? Ar gali nors vienas minimalus dalykas per dieną tave vesti vis toliau ir toliau ir toliau ir toliau? Taip. Tai yra svarbiau, tie smulkus dalykai dėl savęs svarbiau yra netgi negu dideli. Dėl to, kad čia kaip su dantų higiena, kad kasdien valytis dantis ir tai ir vakare po kelias minutės yra geriau nei kartą per 2 mėnesius valandą, ar ne? Ir panašiai su mūsų psichikos sveikata, su mūsų geresnė savijauta, kad jeigu per dieną mes skiriam savo 5 minutės, 10 minučių, kažkaip padedam, mes tikrai tvirčiau galim žengti į priekį, nes tai yra lengviau pasiekti. Tai mes tada didėja tikimybė, kad mes to ir imsimės ir tai išlieka ilgiau ir tvirčiau, ir netgi patampa tuo įpročiu savim rūpintis. Ar ne? Dantis valytis irgi nėra baisiai jau įdomus dalykas, bet įprantam. Valgyt pasidaryti, manau, irgi yra minimalus dalykas, kuris tau gali suteikti laimės ir manau, tu būsi laimingas tą dieną. Taip, bet svarbu, irgi kaip rodo, kad mindfulness, to dėmesingo įsisąmoninimo tyrimai, kad jeigu atliekam kažkokią veiklą, netgi plaunam indus ir jeigu ir mums jinai nelabai patinka, bet jeigu mes visą dėmesį sutelkiam į tą veiklą, taip pat turime iš jos daugiau malonumo. Tai taip pat jeigu gaminamės valgyt, tai koncentruokime tą maistą, leiskime savo jį pateikti estetiškai, skaniai, smagiai ir... Taip, kaip tau patinka ir manau, nuo to būsi laimingas. Taip. Ar atsimeni nors vieną klausimą, kurį uždaviau, kad galėtumėm suteikti prizus? Aš tai noriu noram, nes aš esu tokia svajoklė, tokia norėtoja. Jo, ir man labai artima širdžiai, nes aš vien, kad, pavyzdžiui, čia esu, tai yra dėl to, kad sau leidau svajoti ir norėti. Tai čia kažkoks šalia... Kažkur buvo, bet aš neatsimenu, kas anonimas rašė, man atrodo. Tai gal... Anonimas yra dar iš čia rūko dabar? Kas apie norą rašė? Kas apie norą rašė? Na va, kaip smagu. Nuostabus. Irgi nerodykit. Norėjau tik apsikabinti. Sėdu visą, atsiprašau. Leiskim savo daugiau mėgautis gyvenimu ir tiesiog dainuoti pilnais plaučiais, leisti savo skanauti, ragauti ir mėgautis gyvenimu tai nebūtinai reiškia, kad kaip dažnai kas būna, leisiu savo atsipalaiduoti, pasimėgauti, tai išgersiu ir panašiai. Kad tiesiog sąmoningoj būsenoje pasėdėti ir sakyti, jo, aš galiu leisti savo pailsėti, pasimėgauti, pasibūti, pasidžiaugti ir draugystę su savimi, kaip su geriausiais draugais, nes dėja kartais mes su savimi bendraujame ir kalbame baisiau nei su baisiausiais priešais, tai kad šitas dingtų ir esant didžiausiam sunkumam mums gyvenime ir jeigu pridarom didžiausių klaidų, didžiausių nesąmonių, tai tuo
labiau save palaikykim ir padėkim savo iš tų nesąmonių išbristi. Davai vieną ir aš dar šausiu. Trumpą, bet tokį užtikrintą. Žinot ką? Nekniskit vieni kitiem proto ir būsit laimingi. Ačiū! Ačiū, chebryte, ir iki susitikimo, iki kitų kartų, myliu, bučiuoju, širdelį nešioju. Viso!